Ar sakykite, galima pagydyti nuo Žilberio sindromą, kaip jį eliminuoti? Ne, sindromas yra genetinis, ne? Jūs gimėte su lėtu UGT fermentu. Tas fermentas, jisai detoksikuoja vaistus, jisai detoksikuoja estrogenus, todėl žmonės su Žilberio sindromu turi detoksikacijos sutrikimą. Tradicinėje medicinoje tai yra gerybinis sindromas, negydomas, iš tiesų nėra gydomas, bet funkcinė medicinoje, alternatyvioje medicinoje tai yra laikoma detoksikacijos sutrikimu, dėl to, kad mes žinom, Žilberio sindromas asocijuojasi su tulžies akmenligės rizika, su disbakterioze, su estrogenų dominavimu. O tai reiškia krūtų cistos, irgi ten polipai įvairūs ir visi kiti dalykai, prastas vaistų toleravimas, todėl, pavyzdžiui, Žilberio sindromą turintiems žmonėms nerekomenduojamas paracetamolis. Ir mūsų tikslas – dirbti su detoksikacija visą gyvenimą. Tai vat, o kaip dirbti? Tai jo aš tada duodu atskirai rekomendacijas. Jeigu turi Žilberio sindromą, rekomenduoju jungtis prie pilnaties. Tada aš duosiu asmeninės rekomendacijas, nes tai nėra kažkokia bendra informacija, kuri yra prie virškinimo. Yra prie estrogenų dominavimo, mūsų paskaitoje, bet reikės įvertinti, ant kiek yra aukšti bilirubinai tam, kad jums parinkti tinkamas rekomendacijas.